Labas rytas, mėly kolegos, mėly kiti kolegos, kitoj pusėje šio nevatai apskritojo stalo. Iš tikrųjų mes visi esame bendraminčiai, bendražygiai, todėl kad šiandien sėdime visi čia, vienoj patalpoje, visi tie, kurie mūsų klauso ar mato, taip pat jiems yra įdomu ir išties ta tema, mokytojo tema, yra ko gero viena pagrindinių skaudulių mūsų visuomeniai, kaip tai nebūtų keista, nors mokytojo profesijos reikalingumo turbūt negali nuneigti nei vienas blaiviai ir sveikų protų protaujantis žmogus. Iš tikrųjų, tas pavadinimas, bent jau mano tos potėmės, jis yra daugiau toks žurnalistinis triukas pritraukti dėmesio. Paprastai įvairiose žiniasklaidos priemonėse antraštės nieko neturi bendro su turiniu, nes žmogus tikisi ten surasti ką nors tokio įdomaus, o pasirodo, kad ten visai ne apie tai yra rašoma. Ir iš ties ir tas mokytojo, ko gero, tas fenomenas yra toks šiek tiek iškreiptas visuomenėje ir jis atspindi tiek ir pačios visuomenės dalyvių, tiek ir politikų atsakingų už mokytojo profesijos prestižą, dvilypumą ir dviveidiškumą. Viena ranka arba viena vertus kalbėdami apie tos profesijos svarbą visuomenės ir kiekvieno žmogaus individo formavime, kita ranka jie iš tos profesijos vis arba atima, arba kaip nors sumenkina, arba dar kitaip padaro taip, kad į tą profesiją tikrai jauni bent jau žmonės nesistieptų ir nesiektų tos profesijos. Be kita ko, aš esu Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto narys, taigi mano yra tiesioginė priedermė ir pareiga rūpintis būtent švietimo sistema ir švietimo sistema. Esu daug metų dirbęs pedagoginį darbą, tai tam tikrą prasme taip pat esu mokytojas muzikos ir teatro akademijoje. Mano abu tėvai buvo mokytojai, mano brolis yra mokytojas, mano brolio žmona yra mokytoja, mano teta yra mokytoja, mano mamos brolis yra mokytojas. Taigi aš esu iš tiesų tas visiškai sugadintas ir nepataisomas mokytojų vaikas, kuris tą profesiją žino, matyt, dar sužinojau dar prieš mano pradėjimą, kaip gyvybės. Ir aš jau gimiau tame ir beje, puikiai suprantate, kad tai buvo visai kitoj santvarkoj. Nepaisant to, vis tiek mokytojo svarba yra lygiai vienoda, ar tai būtų komunistinė santvarka, ar tai būtų nepriklausomos Lietuvos santvarka, ar tai būtų kokios nors musulmonų valstybės santvarka. Todėl, kad mokytojas ir yra ta pagrindinė grandis, pabrėžiu, pagrindinė, kuri suformuoja tą pradinį matymo ir mąstymo veiksnį žmogaus gyvenime. Kaip bus įdėta ir kas bus investuota į to jauno žmogaus galvelę, smegenis, tokia ir bus grąža. O pridėtinė vertė arba pridėtinė vertė skaičiuoti mokytojo darbą, tai yra turbūt toks daugiau ciniškumo požymis ir ypatingai liberalioje visuomenėje, kas atsitiko prieš keletą metų, kuomet visa švietimo sistema ir aukštojo mokslo taip pat buvo taip, pakreipta tokiu labai liberaliu, sakyčiau, kursu, kuris iš ties tautinės valstybės kontekste šiek tiek nelabai koreliuoja, sakyčiau, su tais uždaviniais, kurie yra keliami šitoje valstybėje. Nes, taip, kiekvienas žmogus yra laisvas individas ir tikrai, jis turi atsakyti už save, bet vis dėlto, turint omeny mūsų valstybės pavyzdį arba tą kontekstą, išėjus iš posovietinės okupacinės erdvės ir dabar stiebiantis ir einant ir integruojantis į vakarų kultūrą, iš ties pasikliauti kiekvieno žmogaus individualių talentų arba jo galimybę įsitvirtinti šiame pasaulyje, yra mažiausiai nesaugu ir neteisinga,
šios visuomenės narių atžvilgių, nes didžioji dauguma visuomenės atėjusi iš tos posovietinės erdvės, tiesiog kaip to besąlyginio reflekso, tiksliau sąlyginio reflekso suformuoti, jie laukia, kad kažkas tai kažkur tai jiems padėtų, rekomenduotų, kaip nors apsaugotų ir panašiai. Taigi jūs esate jau, aš matau, kreipiuosi tuos jaunus žmonės, kurie yra jau šios kartos, tos paskutinės kartos žmonės. Jūs jau ateinate, aišku, į tą brandžią visuomenę, kur mes galbūt ir galėtume kalbėti apie tą liberalų požiūrį į švietimą ir matuoti švietimo sistemą pridėtinės vertės aspektu. Bet vėlgi, aš tą kalbu taip labai aptakiai ir daugiau reiškia, tą perkeliu į tokį sąlyginį, reiškia, tokį pavadinimą, nes vėlgi, kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus sėdintis klasėje yra visiškai absoliučiai skirtingas individas ir niekas negali garantuoti, kad girdėdamas tą pačią informaciją, kiekvienas vaikas tai suvoks lygiai taip pat, kaip įsivaizduoja mokytojas, kad taip turėtų būti. Bet didžiausia turbūt problema yra paties mokytojo. Paties mokytojo šiandien Lietuvoje traktuojamo kaip vieno iš pagrindinių mūsų valstybės identiteto puoselėtojo, nes vėlgi, jeigu mokytojas pats netikės savo valstybę, jeigu jis negerbs savo valdžios ir simbolių, toks mokytojas niekaip negalės išauklėti tos kartos patriotiškai nusiteikusios arba kaip nors mylinčios, reiškia, mūsų valstybę ir galų gale savo šeimą ir visą tai, ką mes vadiname krikščioniškąją arba tokių vertybinių pagrindų sukurtos valstybės. Taigi, pridėtinė vertė tai yra tai, kas yra sukuriama atmetus išlaidas žaliavai, atmetus išlaidas darbui, ar ne, visą tai, kas yra investuojama, ir paskui tai, kas jau išlieka, kas yra daugiau negu buvo įdėta, tai mes vadiname pridėtinę vertę. Tai pasiskaičiuokit, kiek jūs kiekvienas esate tos pridėtinės vertės dalimi ir aišku, kad suvokti netgi tokį reiškia, dalinimą žmonių kaip individų yra paprasčiausiai turbūt nehumaniška, aš taip jau įsivaizduoju. Mokytojas. Tai yra žodis, kuris apskritai turbūt nurodo ir pasako visą esmę tos profesijos. Mokytojas tai yra tas žmogus arba ta asmenybė, kuri rodo kelią, kryptį. Ir moksleivis, mokinys, jis arba išgirsta tą mokytoją, arba jis neišgirsta tą mokytoją. Arba jis tiki tuo mokytoju, arba jis netiki tuo mokytoju. Vėlgi, kaip minėjau, jeigu pats mokytojas neturi to vertybinio pagrindo, vargu bau, ar jis sugebės tam moksleiviui parodyti teisingą kelią. Bene prieš savaitę dabar ar daugiau Biržų pilyje vyko labai šaunus forumas, pirmą kartą Lietuvos turbūt istorijoje, kur susitiko lietuvių ir istorijos, lietuvių kalbos ir istorijos mokytojai. Ir jie taip pat, tokio labai istoriniai aplinkoj, klausėsi ir diskutavo tuo pačiu iškiliausių mūsų Lietuvos istorikų, lituanistų, kaip profesorius Bumblauskas, Darius Kuolys, Žukas, Saulius ir kiti, reiškia, ir išties tai buvo labai naudinga diskusija, o jos tema buvo mūsų, kaip ten priminkit, istorinis pasakojimas, naratyvas, jo kokį sukursime, tokį ir turėsime. Tai įsivaizduokite, po 25 metų nepriklausomos Lietuvos, jau beveik 25 metų, pirmą kartą susisgribo žmonės ir sako, palaukit, mesgi neturime savo pasakojimo, nes kas tai yra Lietuva, kas yra lietuvių kalba, mes mokomės gramatinių taisyklių, mes mokomės datų kažkokių ar ne, bet visą tai sudėti į bendrą kontekstą, į bendrą pasakojimą, ne pasaką sukurtą kažkieno tai, ar ne, bet tą naratyvą, kad
kiekvienas mokytojas, kiekvienas žmogus prisiliečiantis prie jauno žmogaus formavimo, jis žinotų pats tą pasakojimą, jo tikėtų šventai ir perduotų per savo dėstomą dalyką. Tai aš vėlgi nenorėčiau to, reiškia, nukreipti tik lietuvių kalbos ir istorijos mokytojams, nes kiekvieno dalyko mokytojas yra lygiai toks pat atsakingas už tą Lietuvos naratyvą, Lietuvos pasakojimo pertikimą jaunai kartai. Ir vat koks bus tas naratyvas, kokia bus ta pasaka arba pasakojimas, kiek jame bus tų momentų, kurie sukels mūsų jaunai kartai tą pasididžiavimo jausmą savo valstybę, tiek mes ir sukursime tos pridėtinės vertės. Matau, jūs jau linkčiat. Jo, gerai. Sustoju. Aš gal dar tokį klausimą. Tai ar galima teikti, kad vienu sakiniu apibrėžti tos kuriamos pridėtinės naudos visuomenė ir valstybė net nėra įmanoma iš principo, nes tai priklauso nuo labai konkrečių asmenybių, o ne tik profesinių, tarkim, žinių? Be jokios abejonės. Vienu sakiniu apibrėžti žmogaus likimą apskritai gali arba bepročiai, arba banditai nusikaltėliai, kurie nušauna tą žmogų, nes mes kiekvienas esame iš šeimos savo, ar ne? Ir dabar pasakykite, kodėl jūs mylite ten savo tėvelį, mamytę, ar ne? Ar jūs norėtumėt, kad jūsų sesutė gautų geresnį išsilavinimą ar blogesnį? Ir tai yra tai labai individualu ir labai asmeniška ir tuo pačiu, suvokiant tą bendrą valstybės kontekstą, tai yra labai ir valstybiška. Taigi supaprastinti mokytojo profesiją ir ją įdėti kažkokius tai rėmus projektų arba tyrimų, kokio nors, reiškia, mokslinio tyrimo, kuris yra užsakytas kažkieno, ar ne, tai mažiausiai yra neetiška. Ne? Taigi mokytojas tai yra pakylėta profesija, žinoma, negalima to piknaudžiauti ir sakyti, žinot, aš esu pakylėtas, bet tiesiog tai yra savaime suprantami dalykai. Padorioj visuomeniai padorumo nereikia aiškinti savokos. Tai vat Lietuvos edukologijos universitetas ir visi tie, kurie ruošia pedagogus, jie turėtų savaime suformuoti tokią nuostatą, kad padorumas tai yra savaime suprantama savoka, kurios nereikia aiškinti, o kodėl reikia būti padoriam. Ačiū labai.